Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos nutarimas dėl Lietuvos valstybės atstatymo. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos varžybas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymus. Lietuvos tarybos 1918 metų vasario 16 dienos nepriklausomybės aktas ir 1920 metų gegužės 15 dienos steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo panaikinti. Jie turi pilną galią ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pagrindas. Lietuvos teritorija yra vientisai nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija. Lietuvos valstybė užtikrina žmogaus, piliečių ir tautinių bendrijų teises, pripažįsta sienų neliečiamumo principą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje steigiamajame akte. Lietuvos